ką, iš trečią kartą ir įsukom. Čia porą dienų nebuvo. Tai Hebra per tą laiką statė praktiškai visus bortus. Dabar atvežė mašiną skaldos. Man jau bus dabar patogu skirsi skaldą, taupysi skaldą. Vyrukam mažiau darbų bus su ją. Ta prasme nereiks iškasinėti. Žinot, kaip būna iš karto išskleidi skaldą, susitankina skaldą, o po to jie nagais dantim graužia tą skaldą, kad pastatyti bortus. Skaitau, kad tai nėra teisingas dalykas. Bet ir skaldos taupusi užsakovai. Tokia situacija. Aplinkui viskas padaryta, viskas gražu. Atsikasinėja palei tvorą, statys irgi bortelius, nes žemės lygis gerokai keliasi, tai kad neužkasinėtų tvoros, statysim bortelius 30 cm aukščio, specialius palei tvorą. Ir viskas. Vešim va tą augalinį, kurio atvežė keletą mašinų. Matomai dar papildomai įsivešim. Darbai juda. Galima užpilnėti žemės. Čia biškį betono trūko, bet Hebra rytoj pabaigs iki galo. Taip ir juda. Su skalda irgi jau kaip ir viskas. Susitankinam, rytoj skaldinėlis. Garažas yra užpiltas. Skalda paskleista pagal lygį. Porą bortų įvažiavimo. Darbai juda, nestoja. Pakankamai intensyviai. Trapus sustatysim. Nu va, beveik, ką reiškia profesionalas vairuotojas, į kiemą įvažiavo. Kai sakė, čia tiek įvažiuoti negali. Vakar atvežė žymiai mažesnė mašina vartus. Sako, aš neįsuksiu, aš to nepadarysiu. Veda, super. Ką, draugai, kelias dienas manęs nebuvo ir va, Hebra jau pradėjo vyrukai dėti trinkelės, tokios įdomios trinkelės, latviškos. Nu, labai dailiai atrodo, kokybiškos. Pakankamai Latvija laikosi standarto ir labai gražiai atrodo. Kas įdomios ir labai gražios trinkelės. Trapus daro, deda, sumontavo šiandien. Bortus paskutinius vėjus pastatė. Aš užvežiau augalinį, biškį šlapės, tai uždžiūsta. Tai uždžiūsta to labiau, kad sinoptikai žiauriai lietų prognozuoja. Nu, jau, šiaip tai jau dabar biškį lašo. Tujas pasodino, gražios tujos labai. Dabar kai sodina iš karto didelės tujas, tai atrodo labai rimtai. Nu, kai sodina medelį ten 20-30 cm, iki metro. Vienaip atrodo, o kai didelės, tai iš karto jauku, gražu. Kol manęs nebuvo, žemė augalinių atvežė.
Tai dabar vaišmėčiau, nes žada rytoj lietų, tai aš čia neįvažiuosiu. O su ratais tai ir taip, dabar dar džiaugiuosi, nes čia didžiulės balos per vidurį stovėjo. Tai taip dar labai gerai gavosi, kad su ratiniu o taip išlyginau, nes ten man tuktuvės baigėsi, tai ten konkreti bala buvo. Nu, dar partija tų, kuris reikia pasodinti vaikam palei tvorą. Nu ir ką, padaryta terasa. Beveik padaryta. Vienu žodžiu, darbai juda, vyrai nemiega. Klientas, užsakovas patenkintas. Nu, taip atrodo mūsų objektas kelių dienų pertraukos, kai manęs čia nebuvo. Nieko sau vyrukai varo. Монстры. Малачи. Тряждали покали. Тряждали поку. Ну вот и ребята. Дарба юда. Nu, o toks vaizdas va šiandien. Koks aš laimingas, kad aš išlyginau vakar. Šiandien būtų misija neįmanoma. Šiandien būtų misija neįmanoma. Va toks vaizdas garaže. Gražu, lygu. Išlaikomas eiliškumas. Juostas trapai. O, pjauna. Pjauna plytelės, ko gero girdite. Siaubas. Lauke nosis nors nekiška. Nu, kaip man patinka šitas plytelės.
Nors vyrai, kurie deda, sako, aš per daug jas išgyriau, paklaidos būna iki pusės centimetro. O kitam fronte vaizdas irgi keičiasi. Tada. Karšta labai. Kieme virš 30, traktorius kabina apie KM2. Tai gelbė tik ventiliatoriaus buvimas. Tai va, šitas įrankis, paviršiaus lygintuvas, tobulai tinka tokiam darbam. Labai gerai. Reikia bėgti, slėptis nuo saulės. Įrenginėsim, darysim keliuką, šitą nukasim gruntą, pilsim skaldą, pilsim frezuotą asfaltą, renkasi technika, kubrio plokštas atvažiavo. Gražus namas turi būti, gražus kelias. Nu, va toks dabar vaizdas iš mūsų objektų Nemenčinėj. Važiavau čia nais gal dar po 2 savaičių. Žalioji žolytė, auga medeliai, rameliai, viskas susodinta, viskas padaryta, viskas sukurta. Darbai objekte į pabaigą. Išsivežam rulonį veją likutį, paletės, visokios plokštės. Čia irgi kelią įrengsim. Per tas 2 savaitės, kol manęs nebuvo, labai viskas pasikeitė. Žiauriai gražu. Faina. Tai va, mažoji transporto kompanija gali, moka, turi galimybės, turi priemonės įrankius atlikti darbus ir padaryti, kad pas jūs jūsų aplinka būtų graži. Tai tiek.